Mūsų kaimo bendruomenė siekia įvairių tikslų. Vienos sutelkia darbščius, nagingus specialistus ir bendromis pastangomis įsisavina naują gamybą, susikuria savo darbo vietų. Kitos rūpinasi kaimo žmonių dvasinė gerovė ir savitarpio pagalbos skatinimu. Štai Riešės kaimo bendruomenė didžiausią dėmesį skiria socialiniams klausimams, kaimynų bičiulystei, socialinių paslaugų pasiekimų gerinimui. Riešės gyvenvietė įsikūrusi netoli Vilniaus. Žmonės čia gyvena nuosavuose individualiuose namuose, gyvena atskirai, namų sklypelius apsitvėrę tvoromis ir geriausiu atveju kaimynas kaimynui te pasako labą dieną. Jei ne bendruomenės aktyvistų iniciatyvos, galbūt artimesnių kaimynų bendravimų būtų žymiai mažiau, nes seniūnijos teritorija plačiai pasklidusi po sostinės priemiesčio plotus, gyvenamųjų namų statyba sparčiai plečiasi, čia atsikelia gyventi naujakuriai, tarp jų daug jaunų šeimų, auga jaunoji karta, reikia didelių, erdvesnių mokyklos klasių, Riešėje mokyklų klasės perpildytos, dirba dvigubų, trigubų krūvių, o darželių trūksta. Apie tai nuolat kalba ir ieško sprendimų būdų kaimo bendruomenės valdybos nariai. Iš tikrųjų, tai viskas yra gerai. Ne viena aš dirbu, turime mes jau tokią komandą aktyvistų, visuomenininkų. Tai kartais jaučiuosi kaip kokia įmonės privačios struktūra yra. Žinai, kad tas visą laiką tą padarys, tas visą laiką neatsisakys to padaryti. Tai tikriausiai gerą komandą išsirinkot, kad pareigingi žmonės. Jo, geri žmonės, visi nori savo bendruomenės labui kažką veikti, tai vat ir taip pasisekė gyventi tokia aplinkos. Ir tai mums labai svarbus labai tie jaunų šeimos gyventojai. Tik tai va problema tokia turim, kad turim daug jaunų šeimų, daug vaikų ir didelis galvos skausmas, mes neturim darželių ir mokyklų. O Riešės bendruomenė, tai kas yra? Kokie jūsų tikslai? Telkti gyventojus, veikti, kaip sakoma, viską, kas mus vienyje ir daro mus draugiškais, kaimyniškais, bendruomeniškais. Bet aš jūsų Facebook'e ir kitose viešose erdvėse mačiau, kad jūs daug renginių darot. Gal galit papasakoti apie tuos renginius? Taip, vienas toksai renginys yra Riešės sporto žaidynės, vyksta 2 dienas. Iki Covido jau buvo 10 kartų suorganizuota, po to Covidas buvo, po Covido vėl grįžom ir organizuojam. 2 dienas vyksta įvairaus amžiaus žmonėms skirtos varžybos, labai toks draugiškas renginys. Tada yra atskirų sporto šakų, futbolo, krepšinio, tinklinio varžybos kasmet, tradicinės organizuojamos. Tai futbolo berods šiemet buvo 13 kartas. Ir 50-mečiai, ir paaugliai susirenka ir žaidžia. Beje, reikia paminėti, kad po pirmų sporto žaidynių labai daug žmonių įsitraukia ir suaugusių, ir vaikų. Riešės gimnazija yra viena didžiausių Lietuvos mastų gimnazija. Ir labai, tai reiškia, jinai pakvietė tokiai akcijai ir mes kaip bendruomenė irgi sureagavom ir pasodinom 7000 svogūnėlių pernai pakelėse, Riešės pakelėse. Tai pražydo miestelis, taip sakant. Bet jo, pražydo miestelis ir visi labai džiaugiasi ir daug kas pravažiuodami labai džiaugiasi. Mes kasmet važiuojame su senjorais ir su aktyviais mūsų bendruomenės nariais į teatrą. Tada kasmet organizuojame Advento vakarienę, kasmet organizuojame kitas tokias tradicinės veiklas. Dar galima būtų po to prie progos parodyti, esame nusipirkę irgi už finansavimą lazerius, pjaustom patys renginiams medalius. Visa mūsų bendruomenės taryba, kažkaip visi jaučia tą atsakomybę kaip pirmininkai. Mūsų čia pavadinimai nelabai ką reiškia. Ta prasme, net nebūdama pirmininkė atsakomybę jaučiau lygiai tokia pat didelė kaip ir pirmininkė būdama. Tai žiūrėkit. Taip, mums kaip tik čia labai gerai. Mums reikia judesio. Gerai, kad kažkas čia užeina. Gyvybė vyksta, suprantat?
Vertindama nueitą kelią, tai aš pasakysiu galbūt tai, ką aš labiausiai vertinu, ką mes užgyvenome per šituos metus, galbūt tai pasakysiu. Tai yra bendruomenės namus ir mūsų aktyvių narių komanda. Tai čia yra didžiausias užgyventas turtas bendruomenės per tą laiką. O sunkumai, tai kokie sunkumai? Tai kaip ir visada, projektai, juos reikia rašyti. Reikia skirti laiką, savo laiką, asmeninį laiką. Ta prasme, reikia, kad žmonės kažkokie, kurie rašytų, būtų motyvuoti. Tai parašai, gauni finansavimą, tada reikia jį vykdyti, tada reikia už jį atsiskaityti. Ta prasme, tai yra iš tikrųjų sunkus kelias ir buvo metas, kai mes rašėm projektus ir, iš tikrųjų, galvodavom, kad gal jau nustosim rašyti tos projektus ir neprašysim finansavimo. Bet po to kažkaip tai vėl atsiranda galimybė prašyti, tai tik paraišką, vėl susikaupiam ir parašom. Ir ką jums reiškia, kad Vilnius yra arti, tai vis tik tai tokį impulsą duoda, kad reikia nuvažiuoti į miestą, kad žmonės ar jie patys nuvažiuoja? Ne, visi žmonės, nesvarbu, kad mes gyvenam kaime, bet mes visi jaučiamės Vilniečiai. Vilniečiai jaučiamės Vilniečiai. Ne kaimų čia grinai bendruomenė. Ne, mes švenčiame ir 700 metų gimtadienį ir visos programos ir dalyvavom. Tikrai mes jaučiamės Vilniečiai, gyvenantis kaime, jo. Čia yra daugiabučiai. Jie yra atsiradę dėl žirgyno, ten daugiabučiai yra, ten yra Lietuvos žirgynas. Tai yra žirgynas, Lietuvos žirgynas. Mes labai didžiuojamės, kad pas mus yra toks svarbus objektas ir žirgai tam tikrą prasme mums, kaip simbolis riešės, netgi galima taip sakyti. Ir daug privačių žirgynų yra riešėje taip pat. Ko viskas prasidėjo, tai 2004 metais, rugsėjo 24 dieną buvo pasirašytas Riešės bendruomenės steigiamųjų susirinkimų protokolas. Yra 11 narių pasirašiusius, tada prasidėjo, kaip sakant, bendruomenės veikla. Pati idėja bendruomenės buvo pradžioje tokia, labai žemiška, tai yra suburti, kartu pašvęsti jonines, kitas šventes reiškia ir tuo pagrindu burti žmonės savanorystei, kad išeitų iš savo kiemo ir pabendrautų vien su kitu. Bendruomenė finansuoja įvairias socialinės iniciatyvas, kaip Artūras jau buvo minėjęs, ir senjorų vykimas į teatrą, senjorų vakaronė, keramikos dirbtuvės, perkami įvairių inventorių sporto. Iš tiesų organizuojam stovyklas mūsų jaunimui. Sukam vieną ranką už savęs, kitą ranką grįžtam, tiesios nugaros. Rankas į viršų, įkvepiam, lenkiamės į šoną, įkvepiam tiesiai ir į kitą pusę. 5 metai čia jau mes treniruojamės. Jūs matot, kad... Ir įdirbis, ir mes čia susidraugavę, puikiai laiką leidžiam. Lenkiam alkūnes, iškvepiant ištiesę. Įkvepiam ir iškvepiam. Aš tiesiog parodysiu jums, kaip mes atrodom. Kaip gimnazija, kaip minėjau, yra 1700 vaikų, tai Lietuvos mastu tai yra didžiausia gimnazija. Ir čia jūsų vaikai, jūsų bendruomenės vaikai. Taip, tai tuom ir yra mūsų ta mokykla įdomi, nes kaip senais laikais, jeigu tu gyveni Viršuliškėse, tu eini į Viršuliškių mokyklą, jeigu tu gyveni Pašilaičiuose, tu eini į Pašilaičių mokyklą. Tai į Riešę eina tik riešiečiai, nevažiuoja iš miesto pas mus. Bet kadangi pas mus taip trūksta vietų mokykloje, tai dėja daug vaikų vis tiek priversti važiuoti į miestą. Tai va čia visas šitas pakelės apsodinom svogūnėliais. Visas pagrindė gyvena lenkai ir lietuviai čia Vilniaus rajone, visam Vilniaus rajone. Tai
situacija, aišku, kiek keičiasi. Mes, paprasti žmonės, paprasti bendruomenės nariai, labai gražiai sutariam, labai gražiai draugaujam. Deja, mūsų politikai taip, ir tada jie vis dėlto bando visai kiršinti mūsų tautinių pagrindų. Atskaidyti kaip rinkėjai, taip sakant. Ta prasme, mes kaip rinkėjas, tai, reiškia, valdantiems, ta prasme, mes kaip rinkėjas, tai, reiškia, valdantiems esame labai neparankus. Būtent ta bendruomenė kaip tik sujungia visuomenę, man atrodo, visus tai va tas ir yra dalykas, tas ir yra momentas, kad mes taip gražiai sutarėm, nesvarbu kokios tautybės yra, nes pas mus dar iš tikrųjų daug atvažiavę šiaip užsieniečių, ir danų, ir rumūnų gyvena, ir susituokę, iš visokios, sakoma, mišrios šeimos, ir jų labai yra daug, pas mus ir latvių, ir ko tikrai pas mus nėra iš tikrųjų, tai mes to kaip ten didžiuojamės, ta prasme. Tai jūsų bendruomenė didelė, kaip jūs skaičiumi galite įvardinti, kiek žmonių yra, kurie jau moka mokestį, ar čia, kaip jūs sakot, 5 eurai reikia mokėti? Yra oficialus tas mokestis, 5 eurai arba kiek negaila, bet šiaip kiti, tiesiog, kiti, pavyzdžiui, čia gal kažkur apsisuksiu, kiti, pavyzdžiui, tiesiog skiria tą 1,2 procentai, kur galima skirti bendruomenėms ir taip jaučiasi prisidedami. Šiaip įvairiai prisideda. Mūsų ir verslas remia. Tas, kuris yra pas mus veikiantis įmonės, irgi paremia mus. Va čia mes dabar važiuojam Avižienių seniūnijoje. Va čia yra Riešės gimnazija, tai pamatysim. Ir Riešės gimnazijoje mokosi 1700 vaikų. Riešės gimnazija, va čia stato naują dviračių pastogę. Graži nauja mokykla, bet vietos nėra. Salė, sporto salė mažutė, valgykla mažutė. Mokykla buvo statyta 300 vaikų. Dabar yra 1700. Aišku, priestatas jau pastatytas ir dastatytas 3 aukštas, bet tai mažai. Aikštelė, ta, kurie jūs kalbate apie tą sporto aikštelę, tai yra gimnazijos teritorija, tai mes tarėme. Pasivykit šitą vyruką, dar jisai labai gerai lėkia. Išdykėlis. Jisai, matote, yra su teniso raketė, pas mus yra teniso kortai uždari. Važiuoja treniruotę. Šitas mes parką darys savivaldybė. Mes padarėm visus savo namų darbus. Parašėm projektinį pasiūlymą. Čia šitom laisvam plote bendruomenės iniciatyva. Kažkada bus parkas padarytas. Ten toj dauboj tai bus toksai kaip estrada, kur mes galėsim rengti šventes. Tada įvairūs erdvės mažiems vaikams, tada paaugliams. Matot, yra nemaža bendruomenė, tiek lenkiškai kalbančių šeimų daug turime iš tiesų. Draugiškai gyvenam, sutarėm, kartu dalyvavom įvairiose iniciatyvose. Ką tik prieš kelias dienas sodinome gėlių svogūnėlius ir riešės pakelės sodino tiek reiškiasi, ir Riešės gimnazijos mokiniai, tiek Faustinos Kovalskos mokyklos mokiniai, mokytojai, tėvai. Visi dalyvaujam bendrai, draugiškai, gyvenam, nesipykstam tikrai. Kadangi rūpinamės sveika gyvensena, judumu, iš tiesų skatiname vykimą vaikų į gimnaziją dviračiais, paspirtukais. Gimnazijos bendruomenė išsakė tokį pageidavimą, kad vis dėlto būtų sutvarkytas parkingas, dviračių parkavimas. Ir kaip matote, šiuo metu kaip tik yra įrenginėjama dviračių parkavimo aikštelė. Jo, iš tiesų
kiekvieną rugsėjį su tėvais renkamės į talką ir tvarkome aplinką. Iš tiesų, genime medžius, gyvatvoras lyginam. Taip kalbėjo Riešės kaimo bendruomenės nariai, prisimindami nuveiktus darbus ir planuodami naujas veiklas.